realiai už šitą tėvynę. Kad bandome dirbti už VSD, už Valstybės saugumo departamentą, kuris veikia pagal komandą prieš tėvynę, o mes už tėvynę. Žinau, kodėl jūs taip negražiai apie Lietuvą visada apie valdžią pasisakot? Už valdžią tik negražiai reikia pasisakyti, o už Lietuvą visada gražiai, kadangi Lietuva tai esame mes. Pagrindinis valstybės subjektas tai yra žmonės. O jums patinka Putinas, Rusija, Baltarusija, Lukašenka? Kartais patinka, kartais nepatinka, bet netame reikalas, jie mūsų kaimynai, privalom sugyventi taikiai su jais. O norėtumėt pabučiuoti jam ranką Putinui? Ne, jokių būdų. Ašgi ne tas, kad bučiuočiau vyram ranką. Nepriklauso liktai. Bet šiaip paspausti, pakalbėti diplomatijos kalba, tai labai norėčiau. Jeigu zadanijų kokių duotų, ne jums? Zadanijus man iš principo negali duoti, nes aš pats irgi dalinu zadanijas. Taip, kad vienas kitam mes galim apsikeisti zadanijom, kadangi jeigu taikus kaimynai, be abejonės veikiant prieš bendrą priešą, kažkokį, kuris griauna valstybingumą, be abejonės reikėtų apsikeisti. Tai gal esat gavęs kokių zadanijų? Gaila ne, kiek. O rublių? Rublių labai gal ir norėčiau, bet techniškai nebuvo sąlygų paimti, kadangi visi jų tiek ir ieško, tai visi žinom, kad jeigu jau gautų, tai iš karto be teismo ir pasodintų. Bet paimčiau, jeigu duotų, kadangi rublis lygiai kaip ir doleris, jie nieko nekvepia pinigai. Svarbu, ar teisingai gauti už tiesą, ar už purvinus dalykus. O mes purvinų dalykų nedarom, taip kad viskas gerai. O kaip ponas Algirdas gyvena kalėjime? Jis skambino prieš 3 dienas, sakė, prapylė, neišėjo laimėti pirmos vietos teniso turnyre, laimėjo tik tai 2. Jis ten sportuoja, žaidžia tenisą. Ne tik sportuoja, fiziškai ir proto mankštą, šachmatais lošia, irgi turnyrus organizuoja. Čia be humoro, tarp kitko, atrodo humoristiškai, bet iš tikrųjų taip ir yra. O pasiilgstat jūs jo organizacijai, trūksta lyderių? Aš sakyčiau ne. Labai gerai, kai jis kalėjime, kaip tik tada klaidų nepadaro, vienu žodžiu toksai yra dvasinis lygtai centriukas yra, o ko jo pasiilgt vėlgi? Mesgi nesiženė, mes bendradarbiavome. Tai gal iki gyvos galvos tegu sėdi tada? Irgi ne, nesako, virš 7 metų jau keičiasi žmogaus psichika per sunku, virš 7 metų. O šiaip dabar nieko čia blogo nematau, plius jam sąlygos geros, tai ne man, ašgi sėdėsiu su kriminaliniais nusikaltėliais, bet irgi nieko baisaus. Ten daug bylų darėsi, ten laukia išskėstom rankom, taip kad nepergyvenu. O ką jūsų draugas Edikas vis dar Baltarusijoje veikia? Draugas nepasakyčiau, bendražygis. Tiesą sakant, nežinau, labai senai bendravom tik tada, kai mane išrinko generalinium sekretorium, tai apsitarėm kaip techniškai. Tai nepalaikot ryšio? Kiek reikia, jeigu reikia, palaikau be problemų, jis susirasti nesunku, per telegramą jo adresai žinom, jis ten ofisai įsikūręs, tai kad kai sako, jis bėgioja, slapstosi, visiškai netiesa. Ir ten kas norėtų, tas rastų lengvai. O tai kodėl jis negrįžta į Lietuvą? Nes jis irgi, kaip supratau, iš teisėsaugos turėtų būti čia su jumis. Aš kaip supratau, tiesiai neklausiu, bet kaip supratau, racionaliau būti laisvėj ir kažką tai daryti, negu kad sėdėti apribotam nelaisvėj ir daryti tik tai tą, ką leidžia valdžia. Taip, kad jis taip nusprendė, taip ir yra, saugęs vyras. Ačiū. Prašau. Gal geriau jums garsą čia? Čia Kazimiero ir čia Kazimiero. Čia viskas tavo, o tai čia yra visi nemokėjai? Man labai patiko reikalingas čia prezidentas. Tai ne aš tik tai galiu galvoti ir visi. Valio, reiškia, mes būsim tolerantiški pavėlavimui. Man tai labai svarbu, kai priklausai nuo autobuso ir gali papulti Vilniaus kamštį, tai yra pagrindinis dalykas. Aš išvažiavau su automobiliu, bet mums štadį valytuvai sustoja ir lietus ir teko. Taip, kad aš beveik nieko nenoriu. 9. A когда ты разговаривал с 15 минут, мы все это сдали. 15 минут, сейчас мы уже имеем 18, мы можем. Залез все,
Prašyčiau baigti filmuoti. Taip, tai pradėsim posėdžiavimą. Prašau, išjunk kamerą. Kaltinimas ne ir yra, kad dėl asmenys kaltinami dėl neigimo veikti Baltarusijos Respublikai ir dėl neigimo SSRS padaryti nusikaltimų prieš būtų 170 SSRS Jūs minėjot, kad buvo imtas finansavimas. Ar pinigais, ar kelionėm, gyvendinimu? Dar neprasidėjo asmenų pasilaikyti. Paimu. Pons Kazimiera. Jūsų balsai jums daugiau patinka negu man. Trumpai žiūrėkit, išgirdot kaltinimus, kaip jūs reaguojate, nors rimti kaltinimai, išgąsdino jau. Aš galiu ir ilgai, ne tik trumpai. Šiaip kaltinimų kaip ir nėra, aš įsivaizduoju, nes kaltint grinai už žurnalistinį darbą. Atlikti redakcinis užduotis arba savarankiškas kaip nepriklausomas žurnalistas, nėra kaltinimų iš esmės. Niekaip negaliu traktuoti. Jūs užduokit gal korekcinius kokius klausimus, kaltinimus kokius užduokit, kur aš pažeidžiau žurnalistinės taisyklės, pagal jūsų manymą. Jūs visi žurnalistai. Aš jai neišgirdau nieko, kas būtų žurnalistinė etika pažeistų arba ten veiktų prieš valstybę. Nematau nieko, neišgirdau. Kaip ten dėl tų finansų, kur paminėjo prokuroras, kad buvo imti, ar pinigais, ar čia tos kelionės, apgyvendinimas? Man labai bus įdomu išgirsti, kur konkrečiai ir buvo tie paimti finansai ir kažkas tai tokio, nes niekur jokiom aplinkybėm nebuvo. Nes tarkim, jeigu vienintelis buvo epizodas į referendumą kviečiasi stebėtojus, girdėjau tarp kitko, kad šįmet jau nekviečia. Ir dėl to bus iš Lietuvos žiniasklaidos, ir dėl to bus neva nelegitimus. Tai kai mes važiavom kaip žurnalistai, kviečiami su akreditacijom, padarytum visko ir apgyvendina viešbutį visus žurnalistus. Tai ar čia galima traktuoti, bet gal jis ne tą turėjo omeny, gal nežinau, nes nematėm niekur jokių, kur čia paimta buvo ir kokiu būdu. Taip kad nežinau net, čia sapnas. Čia Žalimo fantazijos akivaizdžiai veikia, tik tai nežinau dar kokią formą. Na, matyti, išgirsim. Ir Kasčiūno, taip. Ir Kasčiūnas tai konkrečiai, jis viešai pareiškė, kad 2 metus ruošė ir galvos stino jam tenai, dūmai rūko iš ausų, kaip stengiasi dėl mūsų įstatymus pakeisti. Kokią formą tas pasikeitė, mes išgirsim, matyti, įdomus procesas. Dar buvo minėta, kad susitikime su Baltarusijos valdžios lygtais atstovais kalbėta, kad tarptautinį geros kaiminystės formą paversti partiją ir eiti į rinkimus dalyvauti. Kas čia buvo per suokalbiai? Tai čia kiekvienos normalios visuomeninės organizacijos tikslas turėtų būti. Tai tas ir turėtų būti, jeigu nori paveikti įstatymo būdu kažkoks Lietuvos gyvenimą, tai aišku reikia dalyvauti politiniam gyvenimui. Bet atrodo, kad ne patys sugalvojote, o Baltarusijos valdžios atstovai jums tokią mintį pametėjo ir jūs sutikote lygtais. Sutikti, nesutikti, čia yra elementarioji logika, kas mato mano veiklą ir stebi. Aš visą laiką stengiuosi. Štai ir dabar užvakar šaukinį kviečiau, štai padėkite sukurti Vaitkaus partiją.
Nu, tai visą laiką nuolat kviečiu ir raginu kurti politinės partijas, opozicinės, kad paveikti valdantį režimą. Tai čia nieko nuostabaus nėra. Čia yra elementari politinė logika. Pilietiką pervesti į politiką. Normalu. Ačiū. Labas. O aš galvoju, gal pasėdėsiu salėje, pasižiūrėsiu, pasiklausysiu. Dmitrijų išvijo. Dmitrijus prisišnekėjo. Ne, prisišnekėjo, bet jį įtarė, kad jis gali būti liudininkas, dėl to išprašė. Ai, tai nežino, jis bus liudininkas. Jo, dar nežino, bet mes aišku paprašysim, bet ir tave paprašysim, taip kad Ir visus neišvarysim, ne? tave būtų išvarę, bet neišvarysim, tai paprašysim. Trumpo, prašau. Komentaras, aiškiai, mes reikalavom, kad visą kaltinamąjį aktą išklausytume. Jūs dar net neuskaitė kaltinamą? Mums neįskaitė, teisėjas atsisakė įskaityti visą kaltinamąjį aktą, prokuroras paruošė tokią santraupėlę, tokią review recenziją tokią. Mes išklausėm tą recenziją ir viskas to baigėsi. Tas skaitimas užtruko kažkur tai 1,5 ar 2 valandas. Trumpinys, Santrauka. kurio mes nei pilno nesupratom. Sinopsis. Mes nei pilno nesupratom, nei dabar nesupratom, tiesą sakant. Ir dabar prasidės pagal procedūrą, tai yra liudininko apklausa. Mes visi kaip vienas sutikom pasisakyti, be abejo, po liudininko apklausos, po įrodymų pateikimo, taip kad bus be galo įdomus procesas. Nu tai bet aš dėl to ir ėjau. Taip. Nu, nes šiandien mano teismų posėdis, aš būčiau šiek tiek nuo ryto pas jūs buvęs, bet turėjau savo atbūti. Mano 9:30 buvo, bet Vilniaus miesto apylinkės teisme, tai vat, pas mane susisukom, greitai čia atbėgau. Tik pas jūs kelintas posėdis? Antras posėdis, kuris pavyko, pirmas nepavyko, tai dabar pakoregavo laiką. Įdomu, kad atsižvelgia į Erikos Švenčionienės sąlygas, kadangi negali anksti atvykti, mergaitė savo turi mokyklą. Ir todėl pakeitė posėdžius labai humaniškai, geras labai teismas. Va, ir mane asmeniškai tai kaltina iš esmės už žurnalistinį darbą. Žurnalistinį, ne? Na, grinai, nes, pavyzdžiui, Kad važiavai, filmavai. visas kaltinimas, tu buvai, tu sėdėjai, tu kalbėjai, tu norėjai nuvažiuoti, vat visur tokie kaltinimai. Aš irgi norėjau nuvažiuoti. Nu, tai reiškia, tu kalbėjai. Erika su manim kalbėjo, kai klausė, aš taip sakiau, taigi ir mes su tavim bendravom. Jeigu Jo. tai įsisukai, tu. Ne, nu aš neišsisukau, man matai aplinkybės sudėtingesnės būtum buvo, kaltas. Bet vat, nu, aš dabar galvoju, tai eičiau turbūt ir čionai, jeigu būčiau, nes aš būčiau ten dar irgi filmavęs, Įdomus transliavęs ir precedentas. rodęs. Aš tave asmeniškai iškviesiu liudininką, nes pas mane yra kaltinimas, kad aš sutikau dalyvauti Lugansko referendume. O tu bet aš nenuvažiavau. Manęsgi neįsileidžia Rusija, aš nenuvažiavau. O tai tau. Va, bet už tai aš vis tiek kaltas, kad sutikau. Tai aš tave įtrauksiu kaip liudininkus, kad tu sutikai važiuoti. O dėl kokių priežasčių jau nesvarbu. Nu, taip. Bet tu sutikai. Bet aš sutikau. Reiškia, Taip, aš sutikau. Kaltas. Taip, aš sutikau. Aš ir Lugansko referendume būčiau sutikęs Ai, dalyvauti. tu, Tai aš aš ir Donecko referendume. Kaltas. Ir Krymo referendume, nu tik tai žinai tokias aplinkybės. Aš apskritai, vat, kai tik tai oras pasitaisys, lėktuvai pradės skraidyti, skrysim į Krymą, ilsėsimės prie tos jūros. Tu būsi pirmas mano liudininkas. Žinai, kaip pagal lietuvių patarlę tą, kad ne vienam kentėti. Jo, reikia dar kaimyno tvartą padengti. Ir tu būsi pirmas mano liudininkas. Ir bus labai įdomu, kaip prokuroras apsimes, kad negirdėjo, kad štai žmogus sutiko ir jis lyg tai nekaltas. O aš sutikau, nevažiavau, tai jau kaltas. Nu gerai, o dabar jeigu labai rimtai, nu, taigi čia yra totaliai politinė byla, totaliai visiškai nuo konjunktūros priklausanti, nuo to noro, kad būtų kaltas, kad būtų ką pakabinti, kad būtų parodyta šitai, aršiems tiems rusofobams, tiems visiems taktiniams žalimo hebrai, kad būtų parodyta, štai žiūrėkite, priešai, juos reikia spardyti, mes irgi turime priešų, mes turime 5 koloną, mes turime su jais kovoti. Kaip čia pasakysiu, argi gali mūsų valstybė būti antiek susmulkėjusi, kad, ne ginkluota kažkokia grupė, ne perversmo organizatorius, o elementariai visuomenininkų grupė, visuomeninė iniciatyva, įsteigta forumo, jo dalyvis, darytų šitais, perversmininkais praktiškai. Tai, Laurinai, aš jau senai įpratau galvoti, kad čia ne valstybė veikia. Mes esam valstybė.
pagrindinis subjektas žmonės. Taip, mes žmonės yra. O čia yra užgrobė tam tikra teroristinė grupuotė, anksčiau tik požymį jinai turėjo, dabar tikrai teroristinė grupuotė, kadangi jau karą dengia. Akivaizdžiai stumia ten, rinkimus stengiasi falsifikuoti, neprileidžia partijas finansuoti. Žodžiu, jinai politizuota grupuotė, teroristinė, kurie užgrobė valdžią. Ir jiems dabar reikia karo, konkrečiai užduotis, pavyzdžiui, Žalimas tas pats metodologiją paruošė, va šitiem, fantazijų reikia daugiau. Taip, aiškina prokurorams. Kasčiūnas, jis pats viešai šneka, jie intensyviai 2 metus galvojo, kaip čia mums pritaikyti įstatymus. Tik visi bėda, kad netrodyt kaip Putinas arba nacistai, va kaip čia padaryti. Viešai tą šneka, jie net nesislapsto. Taip, kad čia yra nusikalstama grupuotė, kuri pavogė, užgrobė valdžią Lietuvoje, tauta valstybė yra parduota, išvogta, terrorizuojama, nieko čia nuostabaus, tik dabar epogėjus. Ir jiem verkiant reikia karo, kad nurašyti viską. Visas skolas, ar ne? Tai visas skolas, visas politinius tuos nusikaltimus, tada nieko negirdės, nieko nematys. Nulinti jo, kad paskui būtų, žinote, kas buvo iki karo, tai jau nekreipkime dėmesio. Visus, kurie garsiai veikia, Kasčiūno kombetatūros, visos nuskainius, visokius Laurynus, visokius Kazimierus, kad nereiktų. Ir valstybė tokiu būdu bus grinai paimta teroristų, bet tai čia viskas labai. Bet kad jie ir dabar jie yra paėmė, žinai, kad čia dar labiau paimti. Dar piepsi kažkas, tai dargi kažkas šneka, reikia, nieks nešnekėtų. O tai ką? Matai, kaip čia pasakys, visiškai užplūšinti, reikia labai daug resursų. Geriau leisti, aš įsivaizduoju, žiūrint taip pat iš tos, įsivaizduoju save toje aukštesnėje pozicijoje, tau reikia valdyti teritoriją, reikia valdyti žmonės, kurie nepatenkinti tavimi. Tai gerai, tegu būna tie, kas pypsi, tie, kas sypia, ar ne, jos rodome mes kaip marginalais, jos rodome kaip, neįsipaišysius į sistemą ir nesėkmingus, ar ne? O visi kiti, kurie sutinka su valdžia, jie yra sėkmingi, jie yra gyvenimo būdo žvaigždės, taip, kad žmonėms rodyti pavyzdį. Štai jums moka, ar ne, štai, elgsitės taip bus taip, kad gyvensite, o pypsėsite, būsite marginalizuoti, jūs mes iš darbų, jūs šiandien persikės teismuose, tai toliau, bet ne per daug. Nes jeigu jų iš viso nebus, tada reiškia žmonės savo nepasitenkinimą, jie tada kažkokiu kitokiu būdu, kurio tu negalėsi sukontroliuoti, bandys jį įgyvendinti ir tam tada jau realiai pereis prie teroro aktų, galbūt religinės sektos kažkokios įsisteigs, kurie patys užsaugins fanatikus, su kuriais bus pavojinga. Tai kam jiems šito reikia? Imituoti žaidimą, nes jeigu visi staigiai nubūstų ir pamatytų, ant kiek yra viskas žaidimas, tarkim dabar rinkimai prezidentiniai, ar ne? Tai jie danties sukandę, kenčia ir bando sužaisti pagal taisyklės dar, kad jie vyktų tie prezidentai. Bet jie pažaisdami, bet jie šitą net prezidento rinkimus sugebėjo taip apsidirbti, neužregistruodamiesi, neleisdami šitie užsienio bankai švenčioninės sąskaitos atsidaryti, Kandratui sąskaitos atsidaryti. 2 žmonės, kurios užsienio bankai išmetė, nedaleido iki rinkimų. Tai yra fantastiška, tai yra absoliutus, prikišimai parodymai. Tai aš nežinau, kurie čia taip. Tai tie, kurie yra 2. Stebėk, kaip yra, pas mane yra 2 kandidatai, kurie prieš karą. Visi mane dabar vanoja, kodėl tu už Tutkų, kodėl ne, aš pats prieš NATO. Iš esmės. Bet kai kalba eina apie taiką, ar taika ar karas, tai pas mane yra 2 kandidatai. Bet tu pabandyk pasakyti, kad 2 kandidatai. Iš karto viduje prasideda rėkinas ir mušimas. Ne, tai aš manau, didžiausias pasiekimas šitų valdžią užgrobusios šaikos yra, kad jie daugumą sugeba pjūdyti. Tarpusavy ir pjūdyti visais pjūviais. Socialinių pjūvių, pensininkai prieš studentus, medikai prieš policininkus, gaisrininkai prieš kitokius statutinius, ten socialiniai kažkokie darbuotojai, kad visur visuomenėje, žiūrėdamas aplinkui, matytum vien priešus, kitų visuomenės narių. Tu šitą valdžią užgrobusią, tu ją matai tik tai televizijos ekranėliuose, ne? Bet priešai tau yra tie žmonės, su kuriais tu aplinkui gyveni. Ir gaunasi, kad, kaip tu sakai, žmogų pradeda ūdyti dėl kažkokios jo, kitokios pasirinktos strategijos, kitokio matymo, kitokio supratimo. Bet žinai, kas mane džiugina? Kad šitam procese netgi nelabai žmonės lyderių jau klauso. Vyksta toksai, kaip man keistas reiškinys, aš anksčiau nebuvau sutikęs.
Kai, pavyzdžiui, pirmo pasaulinio karo metais, atsimeni, žmonės pavargdavo kariauti. Rusai su vokiečiais per pertraukas ten sėdė ir batėlę geria. Retai, bet būdavo. Jo, bet dabar vyksta procesas, kad nesvarbu įpjūdymą, parašų rinkėjai keičiasi parašais. Tai tu man, aš tau, nežiūrėdami tenai tas karingas, rėkaujančias. Keičiasi parašais, kad čia nepradėtų ten tą VRK kažką tarinėti, tai paaiškiai. Renka tas pats parašų rinkėjas, renka ir vieno ir kito kandidato į prezidentus parašus. Čia man gražu, tiesą sakant, nes iš esmės Vatnakas, kai buvo užpultas, žiauriai ir nedekvačiai. Jis pasisiūlė už visus pasirašyti. Tai demokratija... Išskyrus Šimonytę ir Žalimą. Taip. Tai man čia gražu, tu suleiski vieną krūvą, jie ginčinasi ir pamatys žmonės, kad ras parsidavęs, kad ras kvailas. Jo labiau, kad adekvačiai įvertinkim galimybės. Visi, kas ne Nausėda ir ne Vėgėlė, gerai, dar Šimonytę pripaišykime, iš šitos trijulės, kas jai neįeina, neturi jokio šanso praeiti antrą turą. Neturi, a priori. Taip, tai ko peštis tarpusavį, aš niekaip nesuprantu. Čia tik naudokis progą brolybei opozicijai tikrai padaryti, o ne vienam lyderiukui, antram lyderiukui, kurie ne vienas neturi šansų. Tiesą sakant, aš nelabai ir linkėčiau, jeigu staiga stebuklas pasidaro, vienas kažkuris išeina. Nugalabėtai. Kas tau leis, globalistas kažkoks tai šitokiam kaimui? Aš manau, surastų elementariai, dėl ko jam paskelbti apkaltą. O kadangi dėl apkaltos balsuoja Seimas, konstitucijos teismo sprendimų balsuoja Seimas, tai jie elementariai išmes. Čia yra daugiau pilna. Čia Grybauskaitės, nes atveju buvo ir Adamkaus atsiminimų knyga, kaip sudorojo Grybauskaitė. Kai atsimeni, buvo pradžioje ir pas Lukašenką važiavo, ir pas Obamą demonstratyviai nevažiavo, tenai, ką aš ten važinėsiu. Ir paskui Adamkus aprašo, kaip ją sudorojo. Susitikimus pradėjo daryti, tartis su ambasada, su konservatoriais tartis, tada suorganizavo, kad nušvilptų ją Amerikoje. Viskas paprasta ir staiga jinai pats ir apsiska 180 laipsnių veikti. Taip, nesuprato, teisingai suprato užuominas ir pasikoregavo savo elgesį. O tu, Kazimierai, užuominą nesupranti, elgesį nekoreguoji. Taip, kaip čia sunkinanti aplinkybė. Jeigu tu skaitytum Baudžiakovo šitą visą baudžiamąją medžiagą, vadinasi, yra sunkinanti aplinkybė, nes jisai matė, kas bus. Matė, kad bus baudžiama byla ir vis tiek piktybiškai darė. Reiškia, supuvęs žmogus nepataisomas. Čia man irgi nelabai suprantama, bet taip yra užfiksuoti. Erikai Švenčioniai lygiai tas pats. Čia sunkinanti aplinkybė. Aš suprasčiau, jeigu matai, yra toksai mechanizmas perspėjimas, ar ne? Pavyzdžiui... Aš trumpam. Gerai, aš pausau. Ten kompostas aš nežinau, kaip su jumis daryti. Jeigu tada su jais bendrausi, tai tada aš... Žinokit, aš matau, kad jūs tikrai visada buvote energinga, tokia trykštanti energija, o dabar, jūs kaip... Kavos išgėrė ir pasigėrė. Pervažiavo per jūs šitame teismo posėdėje. Aš susimaščiau ir pagalvojau, kad negi galima skaityti 1,5 valandos ir nieko nepasakyti. Tai aš turiu prastą išsilavinimą, kurį gavau Tarybų Sąjungoje, tai taip. Iki to maniau, kad turiu gerą arba kažkas... Ką skaityti tie, kas nesigauna? Aš turiu omeny kaltinamą į aktą, arba aš tiesiog jau nebesuprantu. Tai 1,5 valandos nieko nepasakyti, išskyrus važiavo ir pasakė. Ir, tai yra, mes turim dabar teisiniai sistemoje vandens pilstytojus aukščiausio rango, prašom pas mus pilstyti vandenį. Jūs turite omeny, kad šitas prokuroro skaitytas kaltinamo akto santrauka, jūs nesupratot, kame kaltė? Ne, nesupratau. Ir kitas dalykas, įsivaizduojat, mūsų pilnas kaltinamasis aktas yra 157 puslapiai. Staiga prokuroras Redas Savickas perleidžia visą tą kaltinimą per savo smegenis, išsirenka jam norimas citatas ir perskaita. Klausykit, aš jau to didžiojo nesupratau, 157 puslapių vandens pilstymo. Bet šito tai aš iš vis nesupratau. Tai gal dėl to šito tai ta prasme santraukos. Santraukos iš vis, nes tai buvo Redo Savicko
sprendimas, kur ką reikia pabrėžti. O pabrėžti buvo, nuvažiavo, pasikalbėjo, nesusimušė su nieko, neapspjaudė kaimynų ir pareiškė, kad nori taikių santykių. Viskas. Ir dar pasakė, kad Astravo atominė yra saugi, nes jinai turi Tatenos leidimą ir atitinka visus Tatenos reikalavimus. Tatena yra tarptautinė organizacija, kuri išduoda reikalavimus atominėms. Viskas. Gerai, bet žiūrėkit, pradedant visą šitą kaip čia procesą, ar ne, garsinant apie jį, buvo tiek kalbų, antivalstybinė veikla, valstybės šmeižtas, menkinimas valstybės. Turėjo būti baisiau negu šnipų byla, kurioje nuteisė Algirdą Paleckį. Aš kaip pasakė, kad antivalstybinė veikla, valstybės menkinimas. Man prieš akis iškilo Gabrielius Landsbergis, pripažinęs Taivano nepriklausomybę ir pasakęs, kad Kinija yra bloga. Paskui man prieš akis iškilo kelias į Baltarusijos, kada ponas Tapinas, ponas Vėgėlė, ponia Grybauskaitė stovėjo ir sakė, reikia toj valstybei padaryti chaosą, kad jie irgi liktų plikais užpakaliais. Tai kai skaitė, kad grėsmės, tai aš supratau, kad grėsmė Lietuvai sėdi mūsų Seime. Visą tą aš suvokiau, bet po to pasakė pavardę Erikos Švenčionienės. Tai yra mano žmogaus, kuris nedalyvauja tokioj politiniai veikloj, kur turėtų įgaliojimus priimti vienokį ar kitokį Lietuvai palankų įstatymą. Bet žmogus, kuris nevyriausybininko lygmenyje sako, kad mes pretenduojam dalyvauti rinkimuose ir teisiniu keliu bandyti pakliūti į Seimą tam, kad pakeisti padėtį Lietuvoje. Žiūrėkit, proceso metu žiniasklaida teigia, kad jūsų organizacija Geros kaimynystės forumas, jinai bandė perimti valstybės, atstovavimo valstybei teisę. Labai geras pastebėjimas, kada mūsų, kaip čia sakyti, kaip dabar vadina, šaika, administratoriai nusprendė nebevykdyti diplomatijos funkcijų ir nebandyti reguliuoti visų procesų taikiu būdu. Ir tiesiog vienareikšmiai nukirto tranzitą Baltarusijos Klaipėdoj, tuo sužlugdė uostą. Mes supratom, kad reikia pasinaudoti senuoju metodu, kuris prieš kelius šimtus metų veikia, tai yra liaudies diplomatija. Kada paprasti žmonės pradėdavo kalbėti tarpusavį, pasakydami vieni kitiems, kad mes taigi ne priešai, ten buvo tie idiotai sėdėva. Kažkur tai Lietuvoje. Jie nori su kažkuo kariauti, siųsti Lietuvos jaunuolius į kažkokį tai karą. Jie džiaugiasi, jeigu jiem atsiuntė iš Ukrainos karstą, su lietuviu padarė kažkokį didvyrį, o nepagalvojo, kad jį be reikalo jį nusiuntė, kad Lietuva neteko dar vieno sūnaus. Tai tiesiog tas chaosas aš net neturiu kaip pakomentuoti. Mes užsiėmėm liaudies diplomatiją, nes supratom, kad diplomatinės Lietuvos atstovybės vienareikšmiai neturi jokių kompetencijos galių, nes išmoko pilstyti vandenį pagal užsakymą iš Jungtinių Amerikos valstijų ir būtent iš Anglijos. Daugiau kaip ir klausimų nėra, tik tai tiek nuotaika po antro posėdžio, kai jau pradeda ryškėti prokuroro dantis ir teisėjo kaip čia, minos tyli nuomonė. Aš sakyčiau, teisėjo veidas buvo labai ramus, man buvo jo gaila, jis tai klausėsi, lygiai taip pat kaip ir mes, tikriausiai nelabai suprato, bet mūsų to mylimo Redo Savicko elgesys buvo daug mažiausiai keistas. Žmogus pavėlavo, paskui pasakė, kad jis nesuprato, nes galvojo, kad posėdis yra vėliau, jis atėjo ne laiku, tai jeigu žmogus nesigaudo situacijoje, laike, tai yra klausimas, arba jis vakar gėrė ir labai stipriai šventė, arba iš tikrųjų turi kažkokią tai ligą, nes nesuprato, kada jam posėdis. Kitas dalykas, žmogus, skaitydamas kaltinamąjį aktą, tikriausiai pats interpretavo ir formavo nuomonę, nes mes turėjom Tarptautinio Geros kaimynystės forumo asociaciją. Staiga vidury kaltinimo aš tampu kažkokio tai fondo vadovė. Tai reiškia, pas Redą Savicką smegenyse tuo metu kažkas suvirė. Arba jam ten pasivaideno kažkokie pinigai, kuriuos galimai kažkas jam duoda už tai, kad teismo procesas būtų nukreiptas reikiamą linkmę. Aš nežinau, mesgi galim interpretuoti. Ponas Žalimas irgi sakė, kad yra priimtas įstatymas, o visa kita priklauso nuo fantazijos.
Tai va, tai šiandien aš esu graži, mane pagyrė, todėl kad aš atėjau į tokį, kaip į teatrą, į spektaklį. Tai va, pirmoji spektaklio dalis buvo pakankamai įdomi, intriguojanti, taip kad manau ir likusios spektaklio dalis bus labai gražios. O tam, kad jūs mus palaikytumėt, siūlau jums nusipirkti bilietus, nors šiaip įėjimas nemokamas. Kada sekantis posėdis? O kada jis iš dabar? 14. Kovo 14, 13:30 šiame pastate jūs kviečiami į sekančio. Buvusio KGB rūmose. Tai va, į sekančio, kaip ten sekančio čia dalį spektaklio labai įdomus, kuriame jau bus apklausti liudininkai. Taip, bene pati įdomiausia dalis, aš manau, kad liudininkų apklausa yra visada labai įdomi. Kviečiam dalyvauti, reikėtų ateiti kaip ir į teatrą su kostiumu, su šlipsiuku, su varlyte ir aišku su suknele. Ir gėlių atsinešti, ar ne? Galima kaktusų, galima žiūrint, kam teiksite gėlės, tai galima kaktusų. Tai va, o visa kita yra gerai ir aišku, aš norėčiau kažką pasakyti tiems žmonėms, kurie yra rusakalbiai Lietuvoje. Visų pirma, aš norėčiau pabrėžti, kad šiandien mes dalyvavom, čia Erika jau sakė, kad čia spektaklis. Matot, kai yra teismas ir aš suprantu civilizuoto teismo, reiškia, darbą, tokį, kad, reiškia, yra kažkoks tai nusikaltimas, aiškus, guli žmogus, gyvas ar negyvas, sumuštas, 40 milijonų yra pavogta ir pralošta biržoje ar šitoj kažkokį tai kazino. Arba kažkas tai ten šnipinėjimą kokį padarė ir dokumentai, guli kažkoks tai šnipo akmuo su visa įranga, sąsiuviniai šifravimo, labai slapti dokumentai su grifus guli ir taip toliau, ir taip toliau. Ne. Šiandien mes dalyvaujam tokiam veiksme, kur žodis yra, kaip sakant, pagrindinis kaltinimas. Vienas pasakė žodį taip, kitas pasakė kitaip. Anas pasakė su tokia intonacija, o šitas pasakė su kitokia intonacija. Jau čia yra, tarp kitko, jau tam tikros, reiškia, grėsmės valstybė ir taip toliau. Taip toliau, aš nežinau, man tai keista. Tuo labiau, kad šita organizacija, Tarptautinė geros kaimynystės, reiškia, forumas, čia kaip senieji krikščioniai, kada Jėzus pradėjo savo veiklą ir pradėjo sakyti žmonėm, mylėkit viens kitą, būkit sąžiningi, nemeluokit, nevokit, nereikia vokti, nereiškia, negalima mamoną, kaip sakant, rinkti ir taip toliau, puikiai žinot, kaip krikščioniai, ką jis sakė. Ką darė su tai žmonėmis? Ant kryžių Jėzų pakabino, kitus, reiškia, irgi kabindavo ant kryžių, kitus, reiškia, į cirkus vesdavo, kur liūtai ir tigrai ten jos draskė ir taip toliau, degino, galvos kirto ir taip toliau. A už ką? Už tą, kad prašė mylėti viens kitą. Matot, kaip buvo. Bet dabar krikščionybė yra viena vedančiaja religija visam pasauliu. O ir Erikos šitą organizaciją, tas gerumo forumas, irgi sakė, kad mes turim gražiai gyventi su kaimynais, užtat, kad čia yra toks pagrindinis žmonių kaip civilizuotų žmonių gyvenimo būdas, nepyktis, nekariaut. Už tą jin gavo savo pasmerkimo, iškviesta į teismą su savo organizacija. Tiesiog keista man, kaip žmogui išsilavinėm ir, kaip sakant, šiek tiek žinantėm, kas tai yra istorija ir kas ten vyko. Man keista, kad mes vėl grįžom 2000 metų atgal ir faktiškai kartojama tą patį, pagal tą patį, reiškia, kaltinim kartojamas tas pats veiksmas. Gal ne nuo kryžiaus, gal ne mes šitai areną su tigrais, su liūtais, bet manau, kad draskys kaip reikia. Tuo labiau, kad žmonės, kurie, aš taip suprantu, turi politiką veikti tokia, kad būtų geros kaiminystės, reiškia, santykiai su visais kaimynas, kursta dabar kažkokia tai psichozė, kad Rusija puls dabar į Lietuvą, dar kažką tai, NATO šalis ir visa kita. Man tiesiog yra nesuprantamas tas veiksmas ir tie žodžiai ir tie šūkiai. Ką padarysi? Aš nieko nenoriu pasakyti, bet tam tikras, kaip sakant,
tam tikras diagnozas tokiems žmonėms yra statomas. Va, nesakysiu kokį, užtat, kad protingi žmonės žino, koks čia diagnozas jau veikia. Bet noriu pasakyti vieną dalyką. Šiandien mes dalyvavom tokiam veiksme, kur buvo per 1,5 valandos posėdžio buvo pasakyta, reiškia perskaitytas kaltinimas. Labai daug buvo ten pasakyta apie geros kaiminystės, reiškia, forumą, kad jie ne taip gražiai šnekėjo, kad reikėjo dar gražiau šnekėti, dar geriau parodyti savo meilę artimajam ir taip toliau. Nu, jie nesugebėjo, kaip sakant, taip ryškiai išrodyti, dabar nieko. Nu, o mano atžvilgiu yra, reiškia, kaltinimas toks, kad aš dalyvaudamas vienoj laidoj geros kaiminystės forumą, reiškia, papasakojau tos faktus, kurie yra tuose bylose, kurie nagrinėja, reiškia, sausio įvykius Lietuvoje prie Bokšto sausio 13. Tragiška, žmonės žuvo. Mes visi esam, kaip sakant, užuojauta tiem giminėms ir kad jie žuvo ir mes suprantam, kad čia labai didžiulis nusikaltimas. Bet kažkodėl tai skaitant tą bylą, o aš istorikas, toks, kaip sakant, labai išprūsęs šitoj veikloj, aš negalėjau nenustebti to, kad byloje nėra tų dokumentų, kurie iš tikrųjų turi parodyti, kas tai buvo. Aš jos ieškojau, neradau. Nu, sakysim, tokia yra traseologinė ekspertizė daroma. Ot guli žmogus, kas guli, kur guli, kaip guli, kokią dieną, kokią valandą iš čia aprastas. Nėra šito. Atsiprašau, Valerijau, jūs apie kokią bylą kalbate? Apie aš šneku sausio įvykių bylą, kurį aš šnekėjau, reiškia, per laidą. Tai jums inkriminuoja, kad jūs neteisingai kalbėjote apie sausio 13. Aš pasakiau, kame reikalas. Apie tą bylą, kad aš neradau tos dalykus, kurie man įrodytų, kad, reiškia, buvo tas, o ne kitaip viskas vyko. Aš mačiau šito viską ir vienu tik taip šitų pavyzdžių parodžiau, kad pagrindinis veiksmas, kuris turi būti atliktas nagrinėjant tą bylą, jis nebuvo padarytas. Nėra traseologinis, reiškia, ekspertizės. Bet už tai, kad jūs suabejojat sausio 13-osios bylos teismo sprendimu, ne, ar jos tyrimu suabejojate? Dėl ko jūs šiandien pakliuvote dabar kartu su Erika? Dabar aš suabejojau, kad aš suabejojau, reiškia, kaip čia pasakyti lietuviškai, pravdyvosti tiek argumentov, čia lietuviškai bus gal kaip tiesiog atitikimų tų dokumentų, kurie toj byloje yra, kad pagal kurie galėtume būti nustatyti tiksliai, kas įvyko tą naktį. Aš šito nepamačiau. Bet tai palaukite, kaltinimas dėl sausio 13-osios ir kitų nusikaltimų prieš Lietuvos tautą ir valstybę formuluoti tenai yra šiurkštus neigimas. Tenai formuluoti. Aš niekad aš nei vieno teismo sprendimo šiukščiai to labiau neapskundžiau. Aš sakiau, man neužtenka tų faktų, kuriuos aš žinau, kurie man buvo pateikti pagal tas bylas, kur mane lietė. Man davė skaityti tos dokumentus tyrinėjimo ir aš neradau tų faktų, kurie man tiksliai įrodytų ir pasakytų, kas iš tikrųjų tas ten vyko. O kas teismas priėmė, čia jų sprendimas. Kaip aš galiu nuneigti teismo sprendimą? Čia valstybės. Jisai toksai priimtas, taip. Jis priimtas ir viskas. Aš turiu, kaip sakant, atsižvelgti, kad jis yra ir viskas. Bet kaip žmogus, kuris šiek tiek mąsto ir turi savo protą ir žino faktų, turi sakyti, atleiskit, ponai, nesueina galas su galu, bet jūs galite sakyti, ką norit. Ant juodo balta, ant balta juoda. Čia jūsų yra, kaip sakant, valia ir jūsų valdžia. Ir dabar dėl to, kad jums kilo klausimai ir jūs tuos klausimus ne tai, kad nutilėjote, bet kad jūs drįsate apie tos klausimus užsiminti. Aš tai jūs dabar apie tą aš išneku. Aš dėl teismų nieko nesakiau ir nenoriu sakyti. Čia ne mano yra, kaip sakant, prerogatyva. Aš galiu pasakyti, kad atleiskit, ponai, bet tą, kas reiškia pasakyta, kad jūs galvojat, kad čia ne visa tiesa, reikia dar daugiau. Ir faktų tikslių patikrinti ta. Aš jau žinau tos faktų. Man sako, eik dabar į teismo salą ir mes tave bausim. Ir kai prokuroras skaitė man kaltinimą, aš ir paklausiau, kad aš nesutinku su jo kaltinimu, dėl to, kad aš pamačiau,
kad tie kaltinimai yra nieko nepagristi. Prokuroras net nežiūrėjo tos bylos, kurie buvo liečia sausio 13. Ir pasakiau, kad aš negaliu sutikti su tojais kaltinimus dėl to, kad jie nieko neparemti. Jo. Ir aš pasakiau, kad kai aš galiu priimti, jeigu čia yra viskas parašyta iš piršto laužto, nors vieną man faktą pasakytų, kad iš tikrųjų taip yra kažkur tai įvyko. Ne. Ir dėl šito aš bandysiu ieškoti tiesos šitam teisme, nežinau kaip pavyks. Manau, kad nepavyks, užtat, kad viskas yra užplanuota, užprogramuotas, scenarijus yra parašytas. Bandysim vis tiek ne tik teismas šitas teisė mus, bet ir visuomenės nuomonė ir tarptautinė nuomonė. Tai aš einu į šitą.